Tai labas vakaras. Šiandien labai kalbėsim tokia įdomia ir aktualia tema visiems. Ir iškart startuojam. Kodėl mes turim kalbėti šitą temą? Nes šitą temą svarbi kiekvienam žmogui pasaulyje be jokios išimties. Nes gyventi pasaulyje, kur mes patys matome puikiai, kad puola virusų įvairovė, kasmet atsiranda vis naujų ir taip mums gyvenimas sudėtingėja. O tam ir svarbu turėti tam tikras žinias. Ir būtent šitos žinios, kurias jūs gausite ir šiandien, kuriais tikiuosi pasidalinsiu ir labai paprasta kalba paaiškinsiu, kas yra imunitetas ir kaip mes turėtume jį stiprinti. Na, šitos žinios padės mums bent jau vienu žingsniu būti priekyje nuo tų pavojų, kurie tykoja mūsų ir laukia mūsų kažkur už pakampį. Tai pasaulis iš tikrųjų nebus kitoks. Epidemijos kaip buvo, egzistavo visais laikais, taip ir bus. Ir dabar iš tikrųjų pakankamai tas metas ruduo žiema, kai tokių susirgymų dažnėja. Ir ypatingai dabar iš darželio, iš mokyklų vaikai tikrai atneša nemažai tokių mums virusiukų. Ir dar norėjusi atkreipti dėmesį, kad mes, tuos dalykus, kur plika akimi neižvelgiami, neapčiuopiami, kaip pavyzdžiui imuninė sistema, jie tokie mums ir yra sunkiausiai suprantami, nes žodis imunitetas tikrai tampa toks populiarus. Pasakymai silpnas imunitetas, stiprus imunitetas, stiprinti imunitetą, dar kažkaip, visiems girdimi, visiems žinomi. Bet ir visi mes žinome, kad yra kažkokia imuninė sistema, jinai egzistuoja, kad ją turime, tai visi žinom, bet ir kad jinai saugo mus nuo ligų irgi, bet kaip ji veikia, kaip ją stiprinti, tas yra tas nematomas skydas, gydantis mus ir saugantis mus nuo tų visų pavojų, kurie tykoja mūsų už kampo. Tai va čia ir šiandien ir apžvelgsim. Tai pradėkim nuo to, kad apskritai iš lotynų kalbos imuniteto žodis reiškia tokį išsilaisvinimą, laisvumą. Ir šiai dienai tai reiškia, kad laisvumą nuo ligos. Tai iš principo tokia tobula organizmo apsaugos sistema, kuri tikrai geba atpažinti tam tikrus svetimkūnius, svetimas medžiagas, grybelius, virusus, bakterijas, jas identifikuoja, neutralizuoja ir pašalina. Pašalina tas jau mirusias arba pakitusias kažkokias silpnasias ląsteles. Bet jeigu imunitetas stiprus, jeigu imunitetas silpnas, jau tų pakitusių ir silpnų ląstelių sunkiai jam pavyksta susidoroti su jom, tada lieka mūsų kūne ir tada prasideda visi mūsų tie negalavimai. Bet šiaip iš principo, tokiam paprastam įsivaizdavimui galima pasakyti, kad imuninė sistema sudaro mūsų tos gerosios ląstelės ir jos aptinka mūsų priešą ir jį eliminuoja. Tai čia labai taip paprastai. Toliau, imunitetas kovoja ne tik, aišku, su išoriniais veiksmais ir su išoriniais priešais, agentais, kaip mes juos bepavadintume, bet ir kovoja su savo nuosavom ląstelėm, su tom molekulėm, su ląstelėm, jeigu jos yra jau pažeistos, jeigu jos genetiškai jau pakitusios, jeigu jau pasenusios. Tai realiai, kad mes vėlgi įsivaizduotume, mes imuniteto darbą, tokį darbą, kabutėse, galime jausti. Pavyzdžiui, susirgus peršalimu, paprastu peršalimu, su sloga išeina gleivės. Reiškia, imuniteto darbas pašalinti iš organizmo tos ligos sukėlėjus. Toliau, peršalus, pakilus temperatūrai. Reiškia, organizmas jau paverčia tą mūsų kūną per karštą buveinę tam virusui ir kad jisai pasitrauktų. Toliau, bloga savijauta. Tai irgi imuninių ląstelių kovos su blogosiom ląstelėm ir taip atsiranda tas šalutinis poveikis. Ir dabar jūs tikriausiai suprantate, kad jeigu nėra temperatūros, pavyzdžiui,
Jeigu žmogus sako, ai, aš sergu, bet be jokios temperatūros, nepakyla, tai reiškia, nu, nėra šiaip labai gerai. Reiškia, tai parodo, kad imunitetas silpnas ir reikia kažką jau daryti. Na, pavyzdžiui, tikriausiai esate girdėję, kad žmogaus raumenys turi atmintį. Tai vat ir imunitetas irgi turi atmintį. Jisai pamena tokius pasikartojančius kenkėjus ir jisai bando apsaugoti ateity jūs nuo tų kenkėjų. Toliau, kodėl, kalbant apie imunitetą, mes turime nepamiršti ir limfos. Dabar paaiškinsiu. Dabar skaidriai matote apskritai žmogaus tokią sandarą. Ir būtinai, kas yra dabar pavaizduota, tai viskas susijęs su mūsų imuninė sistema. O mūsų imuninė sistema tikrai, tai nėra kažkoks veiksnys, nėra kažkoks vienas organas. Jis sudaro kraujo ląstelės, limfmazgiai, blužnis, kepenys, užkrūčio liauka ir panašiai. Tai visi jie turi savo funkcijas šitoj sistemui bendroj, kad veiktų ir formuotųsi visas tas bendras imunitetas. O jau vadovauja imuniteto tai gynybai, kaulų čiulpai, kaip matote pavaizduota, na ir užkrūčio liauka. Tai yra tos vietos, kur gimsta visos tos mūsų imuninės ląstelės. Tai yra tos vietos, kur vystosi jau apmokytos ląstelės ir jos apmokamos tose vietose, pavyzdžiui, tie mūsų limfocitai T ir B. Aš šiandien tos T ir B limfocitus minėsiu ne kartą, nes tai yra mūsų pagrindas imuninis. Reiškia, mes su jais turim dirbti. O limfmazgiai, tonzilės, blužnis, apendiksas, kas čia yra pavaizduota dabar skaidriai, tai jau šitų apmokytų imuninių sistemų ląstelių vieta, kur jau vykdoma visa imuninė priežiūra, ką mes čia darom. Kur apmokamos jau kitos ląstelės. Nes ląstelių mes turim trilijardus, milijonus, nežinau, begalybę. Kiekvieną dieną miršta, kiekvieną dieną gimsta labai daug ląstelių. Ir vat, kad jos būtų stiprios, štai šiandien mes apie tai ir kalbam. O mūsų leukocitai, tai yra kraujo baltieji kūneliai, jie aktyviai kovoja su mikrobais. Kovoja. Toliau, mūsų oda ir gleivės, kas išeina, skrandės, sultis, rūgštis, sudaro jau tą barjerą, kur neleidžia visiems mikrobam patekti į mūsų kūną gilin. O jau štai ir limfa, ir mūsų kraujas su ta limfa jau jungia visus mūsų sistemos komponentus į vieną visumą ir taip užtikrina visų šitų imuninių mūsų ląstelių judėjimą visame organizme. Tai kaip mes galim kalbėti apie imunitetą ir pamiršti limfą? Limfos sistema yra toks kaip transportas, kaip transporto tiltas, matyt. Ir jis padeda ne tik perkelti mūsų tas imuninės ląsteles į tinkamas vietas, per visą mūsų kūną, bet ir jisai padeda pašalinti mūsų atliekas šituo, tarkim, negyvasias ląsteles arba nesveikas, mirusias, netinkamas, žodžiu. Tai vat kaip mes galim pamiršti limfą? Tai atsiminkim, kad imunitetui labai svarbus limfmazgiai, limfos sistema. Tai todėl nepamirškim skirti dėmesio limfos valymui ir apskritai limfos funkcijos gerinimui, kai mes kalbam apie imunitetą. O imunitetai yra įgimtas ir įgytas. Tai yra žmogaus imuninė sistema bendrai laikui bėgant, vos tik gimęs kūdikis jau turi įgimtą imunitetą, tokį paveldimą. Bet tai yra pagrindinės organizmo gynybinės funkcijas turintis imunitetas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo apsauga yra tokio bendrinio pobūdžio. Ir jinai nėra prisitaikusi prie kažkokių konkrečių ligų, prie kažkokių konkrečių virusų. Tai prie šito įgimto imuniteto priskiriama, aišku, oda, gleivės, žarnyno mikrobiota, kaip parašyta, fermentai, taip pat gerosios bakterijos, kas pas mus yra. Kaip pasireiškia per tos pačius minėtus, per karščiavimą, uždegiminės kažkokios reakcijos atsiranda, čiaudulys, kosulys, ašarojimas. Tai va čia yra mūsų tas įgimtas imunitetas, kuris taip pat parodo.
O įgytas imunitetas tai yra jau papildomas tas imunitetas, kuris kovoja su atskirom jau lygom, su atskirais virusais, su atskirom bakterijom. Ir įgyti šias papildomą imunitetą ir papildomas tokias saugos galės. Žmogus gali tik tai natūraliai persirgti tam tikrą lygą. Ne? Persirgus lygą, organizme atsiranda tam tikros ląstelės. Tam tikros ląstelės, kurios ir gali įveikti tą lygą arba tam tikrą virusą. Ir įdomu labai tai, kad kiekviena ląstelė, imuninė ląstelė, yra atsakinga už tam tikrą virusą ir tam tikrą bakteriją. Reiškia, jos pradeda daugintis, jos pradeda gaminti antikūnis tam tikrai lygai, tam tikrai virusui. Pažiūrėkit, kiek yra jų begalės. Dėl to, pavyzdžiui, būna, kad lygai atsitraukus, imuninių ląstelių sumažėja ir jos jau tokios pereina į tokį budėjimo režimą ir laukia paskui jūsų kitų atvežtinių iš mokyklos, darželio ar iš darbų kitų virusų. Kaip mums apskritai suprasti, kad apsauga mūsų imuniteto nusilptų? Nors sudėtinga organizmo imuninė sistema sudaro tikrai milijardai imuninių ląstelių ir įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, bet jos visos saugo organizmą nuo bakterijų. Ir kai dėl tam tikrų priežasčių imunitetas silpnėja, jau prasčiau pradeda vykdyti visos funkcijos tiesiog vykdomos jau nebe taip. Jau nebėra tokių apsauginių galių. Ne? Reiškia, mes, aš kaip asmuo arba jūs kaip asmenys, turite įsiklausyti į savo kūną. Visada įsiklausyti jos siunčiamus signalus, mokėti perskaityti kažkokius ženklus, kurie parodytų, kad štai jau dabar pats laikas, arba raudona lemputė, kad užsidegtų. Ir čia nebūtinai kalbant apie imunitetą, mes apskritai turim įsiklausyti į savo kūną. Ar mes vedame kažkokius projektus, kur mes organizmą valome ir kolovados metu, ar dar kažkur, irgi įsiklausom į savo kūną. Tikrai tikriausiai čia nemažai tokių yra, kur nekartą jau teko įsiklausyti ir parašyti. Nes vienas dalykas, kad tu suvoki, bet kitas dalykas, kaip mes projektuose darom, video gali patvirtinti, mes parašom. Ir tai jau yra gerai, nes mes įsiklausom į savo kūną. Tai kaip suprasti, kad apsauga nusilpo? Dažnai pasikartojančios peršalimo lygos. Nors suaugusiems, pavyzdžiui, sirgti peršalimu 2-3 kartus per metus yra norma, atrodo. Pasveikti per savaitę irgi atrodo norma. Bet nuolatinis tas jų peršalimas arba tas ilgai trunkantis peršalimas arba ilgai trunkanti sloga, tai jau ženklas, kad jūsų imuninė sistema nesugeba susidoroti su infekcijom. Toliau. Atsiranda, aišku, iš karto padidėjęs nuovargis, išsiblaškymas, dirglumas, nervingumas. Ir jei jūs nuolat jaučiate nuovargį, nors pakankamai išsimiegate, atrodytų. Bet tai gali reikšti, kad jūsų imuninė sistema yra nusilpusi. O susilpnėjus jau imuniniai sistemai, organizmas jau taupo tą energiją, kad galėtų kovoti su tom kitom bakterijom ir virusais. Ir todėl atsiranda tas nuovargis, todėl atsiranda jau paskui ir lėtinis nuovargis. Toliau, virškinamojo trakto veiklos sutrikimas, nes dažnas viduriavimas, dujų kaupimasis ar vidurių užkietėjimas, iš tikrųjų tikrai gali signalizuoti apie susilpnėjusią imuninę sistemą. Nes beveik 70–80% imuninės sistemos yra virškinimo trakte, kur, pavyzdžiui, visos naudingos bakterijos, mikroorganizmai saugo mus nuo infekcijų. Tai žarnyno bakterijų disbalansas ir gali didinti tą virusų ir lėtinių uždegimų riziką. Toliau dažnos infekcijos, kaip pavyzdžiui pūslelinė. Jei dažnai susiduriama su įvairiom infekcijom, tai gali būti ženklas, kad jūsų imuninė sistema siunčia jums jau signalus. Nes padidėja rizika pasireikšti pakartotinam, pavyzdžiui, ausų uždegimų, kvėpavimo takų uždegimam, kitom infekcijom, nes pūslelinė yra dažniausiai pasitaikanti tokia infekcija, su kuria tikrai tenka susidurti, ne kas antrą dieną, bet tikrai kas savaitę. Toliau,
sausa ir sudirbusi oda, lūžinėjantis ir silpni plaukai. Tai prastą nagų, plaukų būklę lemia, aišku, vitaminų, mineralų stokojantį mytybą, nes nagai, plaukai, kurios maitina mūsų kraujagyslių sistema, negauna, reiškia, tam tikrų kažkokių medžiagų, maistinių medžiagų. Tai kiek mes gaunam iš mytybos, kiek mes galim papildyti papildais. Nes tai yra maisto papildai, tai nėra vaistai, mes papildom savo mytybą, kurioje trūksta, kur nėra tos subalansuotos lėkštės, tarkim. Padidėjęs jautrumas stresui. Stresas yra tikrai neišvengiama mūsų gyvenimo dalis ir tikrai mes kasdien galim susidurti su tam tikrų stresu, su stresiniam situacijom ir panašiai, bet trumpalaikis stresas mūsų sveikatai nieko blogo iš principo nedaro. Mums ilgalaikis stresas slopina imuninę sistemą. Tai va čia reikėtų padirbėti ir aš paaiškinsiu kitose skaidrėse kaip. Nes kaip tai labai svarbu. Toliau vienas iš požymių, kaip suprasti, kad apsauga nusilpo, lėtai gyjančios žaizdos. Atrodytų nesusiję visiškai dalykai, o galbūt kitiem kaip tik žino ir taip tam pritarė. Bet jeigu jūsų oda lėtai gyja po nudegimų, po pjūvio ar po kažkokio įbrėžimo, tai tikrai gali reikšti, kad jūsų imuninė sistema yra netinkamai veikianti ir organizmas tikrai, priklauso nuo tokių ląstelių, nuo imuninės sistemos ląstelių, kad galėtų atnaujinti odą. Todėl ir žaizdos tos lėtai gyja, reiškia, negauna to imuninio atsako į ląstelę. Tai va tikiuosi čia labai aišku, nes tikrai norisi perduoti labai paprastą kalbą. Toliau, imunitetas priklauso nuo mūsų, ar mes visgi nuo jo priklausom. Tai dažnai imunitetas tai mūsų tokių kasdieninių pasirinkimų, mūsų naujų, o vėliau žiūrėkit ir kasdieninių tapusių įpročių ir bendrai mūsų gyvenimo pasekmė. Ir šiaip viskas, kas stiprina sveikatą, stiprina ir imunitetą. Ir tie patys mūsų populiarūs pasakymai silpnas imunitetas ar stiprus imunitetas, parodo. Jeigu silpnas imunitetas, tai tikrai labai dažni ūminių kvėpavimo takų virusinės infekcijos ir sergama su komplikacijom arba ilgas gyjimas po ligų. Tai stiprus imunitetas, tai tų kvėpavimo takų virusinių infekcijų būna 1-2 kartus per metus. Komplikacijų praktiškai nebūna. Greitai pasveikstam ir panašiai. Tai reiškia, mūsų imuninės sistemos galia apskritai didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Tai dienos režimus, tai saikingi krūviai, tai miego poilsio režimas, tai mūsų apskritai tokių sėdėjimo vienoje vietoje vengimas, fizinė veikla, grūdinimas ir daug begalė tokių sudedamųjų, kur čia ne tik papildai, čiagi mes nekalbam vien apie papildus. Bet faktoriai, kurie silpnina mūsų imunitetą ir kuriuos turėtume atkreipti dėmesį, ir kurios turėtume galbūt pakoreguoti šiek tiek savo gyvenime. Tai žalingi įpročiai, taip, tai rūkymas, alkoholis, natūralu, kad silpnina imuninės sistemos pajėgumą kovoti su patogenais kažkokiais. Bet prie žalingų įpročių dar priskiriama ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, apsirengimas ne pagal orą, per lengvai, per šiltai. Toliau, nesubalansuota mityba irgi visiems tikriausiai aišku. Kad čia net nereikia išsiplėsti, kad organizmui turi pakakti tų visų mikroelementų. Mityba turi būti subalansuota, lėkštė turi būti subalansuota, visavertė, kad mitybai turi netrūkti daržovių, netrūkti vaisių, liesos mėsos, žuvies ir panašiai. Stresas, taip, imunitetą labai silpnina, stresas ir ilgalaikis, kaip sakiau, ir tas nuovargis, fizinis, emocinis, psichosomatika, visa mūsų labai taip veikia mūsų imunitetą. Ir netgi stresas traktuojama ir moksliniuose straipsniuose sakoma, kad tai yra vienas iš tokių vedančiųjų ir pagrindinių faktorių, kurie silpnina imunitetą. Toliau neišsimiegojimas. Labai svarbu kokybiškas miegas. Gyvenime turi būti vis tiek darbo ir poilsio režimo kažkoks balansas. Trūkstant miegui arba poilsiui silpnėja imunitetas. Toliau amžius.
Vaikų imuninė sistema dar yra nebrandi ir atrodo, jisai dar formuojasi, tas imunitetas. O štai vyresnio amžiaus žmonės dažnai serga dėl kitų lėtinių savo lygų, kur tikrai eikvoja, tos lygos eikvoja organizmo tą visą energetinį potencialą, energetinius resursus. Ir taip silpnina, aišku, imunitetą. Ir bėgant metams, be abejo, natūraliai, kur organizmo senėjimo procesai jau vyksta paprastuoju tokiu natūraliu būdu, sumažėja antikūnių gamyba, antikūnių aktyvumas. Toliau, sužalojimai, traumos. Reguliarus fizinis aktyvumas apskritai stiprina ne tik raumenis, bet imunitetą. Tačiau reikia nepersistengti. Nes jei krūvis organizmų per didelis, tikrai reikia skirti pakankamai dėmesio ir laiko savo kūnui pailsėti ir atsigauti. Dar vienas faktorius - lėtinės lygos. Lėtinės įvairios infekcinės lygos, kaip ta pati pūslelinė, lėtinis virusinis hepatitas. Viskas išeikvoja mūsų organizmo resursus. O tai, aišku, sąlygoja ir imunitetas tokį nusilpimą. Visos mūsų endokrininės sistemos sutrikimai, virškinimo sutrikimai, skydliaukė, antinkščiai, daug čia galima vardinti. Ir pavyzdžiui, dėl cukrinio diabeto žmonės yra linkę irgi dažniau sirgti infekciniam lygom. Čia irgi moksliniai straipsniai tokie buvo ir moksliniai tyrimai atlikti. Ir be abejo, imuniniai sistemai neigiamą įtaką daro antibiotikai. O su lėtiniam lygom tai hormoniniai vaistai, antibiotikai tai yra toks dažnas palydovas. Ir paskutinė alergija, tai toks dar vienas atvejis, kuomet organizmo sistema pernelik jautriai ir aršiai reaguoja ir parodo į visiškai paprastas medžiagas. Nes alerginės reakcijas galima išvengti. Bet tai yra parodo, mums organizmas tiesiog parodo, kad nesugeba susitvarkyti su kažkokiu paprastu negalavimu arba paprastu, nes, kaip sakoma, ir odos dermatitai, ir psoriazės, tai yra vis tiek eina dėl kažko. Tai nėra paveldima, bet tai yra išgydoma. Ir prie šių faktorių aš asmeniškai irgi norėčiau, aišku, pridurti papildomai, kad profilaktikos nebuvimas. Nes mes kažkaip pamirštam apie tą profilaktiką, o griebiamės greičiau vaistų, kai mes susergam. Tai labai džiaugiuosi, kad mes jau šitoj bendruomeniai žinom apie tą profilaktikos esmę, apie profilaktikos būtinybę ir mes tikrai tą darome. O kas nedaro, tai tikrai darys. Nes imuninė sistema mūsų, čia tokia skaidrė vizualizacija, rodo, kad jinai visą laiką turės darbo. Nes viename kubinėme metre patalpos oro visada bus nuo 1500 iki 7000 įvairių rūšių mikroorganizmų. Ir priklausomai čia nuo metų laikų, aišku, bet įsivaizduokim rudens žiemos sezoną. Tai aš dėl to padėjau čia maksimum, kad visokiausių įvairiausių mikroorganizmų bus. Ir mes sutiksim. Bet mes turėsim būti atsparus. Taigi, ką mes turime padaryti ir kaip mes turime sustiprinti mūsų imunitetą, pabandžiau bent per punktus, nes punktus mums įsiminti lengviausia. Tai pirmiausia, aišku, rūpinkime žarnynų ir virškinimo sistema. Nes ten, nors ir yra 1000 bakterijų, bet ten randama net iki 80% organizmo visų imuninių ląstelių. Taigi, palaikant gerą žarnyno veiklą, palaikoma apskritai mūsų imuninė veikla. O kaip jau palaikyti žarnyno veiklą? Čia pirmiausiai laikykime sveikos mitybos, balansuotos lėkštės principų, apie ką kalbėjom, daržovės, vaisiai, grūdų produktai, fermentuoti maisto produktai ir panašiai. O į kasdieninį racioną būtinai turi įeiti daržovės. Visas tas spektras skaidulų turi būti kasdien. Neturim tiek savo lėkštėj, turim, reiškia, papildyti papildais arba kažkuo. Bet turim papildyti, nes mūsų ląstelės turi kiekvieną dieną tai gauti. Ir be abejo, su žarnynu kartą arba 2 kartus geriausiai per metus atlikti žarnyno valymą ir įskaitant antiparazitinį valymą.
Na, antras punktas. Laikykimės režimo. Miego, vandens, įvairių ryto ritualų, fizinio aktyvumo, tai paaiškinsiu. Pirmiausiai, laikykimės miego režimo. Nes miegoti mes turėtume eiti laiku ir geriausiai stengtis iki 11 vakaro, nes tuo metu gaminasi mūsų miego hormonas melatoninas. Tai ir kėlimasis tuo pačiu metu visom savaitėm dienom, na aišku, galbūt savaitgalį galima vieną kitą valandėlį ir ilgiau pamiegoti, bet šiaip kėlimasis ir ėjimas miegoti tuo pačiu laiku, tokie rutinos sudarimas, nustato mūsų kūnui irgi aiškias ribas. Ir tas ciklas nustato mums aiškias ribas. Nes tada kūnas žinos, kada jisai atgaus jėgas, kada jam reikia ruoštis kitai dienai, kada reikia poilsių, kada jisai nepatirs ir tada jisai šiaip nepatirs streso. Nes jisai žinos, kad jisai tam tikrai jau tuoj jisai pradės eiti ilsėtis. O prieš einant miegoti toliau įvedam rutiną. Išvėdinam namus, nesinaudojam kompiuteriais iki naktų, nesinaudojam televizorių, ten, nežinau, telefonų, aišku, kas skrolina labai vėlai vakare ir taip mums užburia su tą žadinančią šviesą mūsų imunitetą ir mūsų ląsteles. Ryte skirkime laiko savo kūnui. Valantis dantis nepamirškime liežuvio, pavyzdžiui. Nes specialių valiklių, jeigu mes arba būna ant dantų šepetėlių kitos pusės tas valiklis, bet tai padės mums pašalinti tas nereikalingas per naktį susidariusias bakterijas ir taip stimuliuoti mums toliau netgi ir virškinimą. Po dantų valymo arba prieš dantų valymą išgerkime tas 2 didelės stiklinės šilto vandens koralinio. Atlikite tempimo kažkokią, jogos pratimus. Tai viskas sistema, viskas susiję. Ir išjudinti kūną mes turėtume iki pusryčių. Ir išjudinam kūną su tokiu irgi dušu savo ląstelėm, su tom pačiom 2 dideliam stikliniam vandens, kurie aišku bus H500, kurie aišku bus pentokanas, tikriausiai žinote. Bet vakare bent pusvalandį irgi reikėtų skirti kažkokiai fiziniai veiklai arba tai maloniai savo veiklai. Kas eina į plaukioti į baseiną, kiti bėgioja, šoka, važiuoja dviračiu, bet ką sugalvoja, bet užsiimti savo kitą arba fizinę veiklą, arba tiesiog kitą mėgstamą veiklą. Bet tai yra rutina, diena iš dienos. Bet mes jau žinotume ir kūnas, kad jau žinotų, kaip reaguoti į kiekvieną situaciją ir kaip planuoti savo kitą dieną. Žalingų įpročių atsisakymas, sveikų įpročių įvedimas. Jei neatsisakome alkoholio, tai bent jau ribokime alkoholio vartojimą. Stenkime nerūkyti, nes tai silpnina imunitetą. Nenoriu aš čia tokiom frazėm skambiom, nerūkyti, negerti, ne. Atsisakykim, ribokim, tarkim, kažkaip, pabandykim, kas tai daro. Toliau, streso valdymas. Dabar apie streso valdymą, kadangi tai yra vienas iš tokių rimtų reikalų, mes galim išbandyti įvairias, pabandyti įvesti savo įpročius, pabandyti įvesti savo į rutiną kažkokias naujas atsipalaidavimo technikas, mediacijas, meditacijas, kažkokias jogas, gilų kvėpavimą. Nes gilus kvėpavimas tai yra paprasčiausias toks vienas iš paprastesnių būdų, kur netgi aš ir savo vaikui bandau įdiegti, nes irgi labai jautriai reaguoja, kas vyksta dabar mokyklose, jautriai reaguoja kaip labai daug kontrolinių viena ir daug streso. Ir sudeda anksčiau, nežinau, kai mes buvom mokyklai, tarkim, per vieną dieną negalėjo būti kokių 3-5 kontrolinių. Dabar tai vyksta, nors galbūt rekomendacijos to neleidžia. Bet šiaip tas gilus kvėpavimas, kai mes 2 sekundėm užlaikom kvėpavimą, iškvepiam per 6 sekundės, tada vėl per 3 sekundės įkvepiam, per 6 iškvepiam ir taip užlaikom. Tai prasme, pakankamai greitas įkvėpimas, užlaikymas ir lėtas iškvėpimas su tokiu užlaikymu mums padeda susitvarkyti. Reiškia, 3 sekundės turime įkvėpti, 2 sekundės užlaikom orą, iškvepiam per 6 sekundės, jau taip lėčiau ir užlaikam dar šiek tiek 2 sekundėm. O toks gilus, jeigu pabandyt gilus kvėpavimas, tai tikrai, jeigu šį pratimą jūs pakartosite kelis kartus,
jau stresiniai situacijai jisai išgelbės tikrai ne vieną kartą. Tai va, tikiuosi bus naudinga. Na, toliau, buvimas griname ore. Leidžiant laiką griname ore, organizme suaktyvėja tokių gerųjų medžiagų, kurias skatina mūsų medžiagų apykaitą apskritai. Tada ląstelės mūsų aprūpinamos deguonimi. Tada gerėja mūsų nervų sistema. Mažėja tas stresas, nes mūsų mintis ir mūsų apskritai, kur mes žiūrim, kur mes dėmesį savo kreipiam, nukreipia nuo mūsų stresinių galbūt situacijų, kas mus glumina. Ir kartu tada, kai mažėja stresas, kartu stiprėja imunitetas. Ir tas jo gebėjimas kautis toliau su tais virusais ir bakterijom. Apie tinkamą higieną nesiplėsiu, bet tai apskritai kalbama apie rankų plovimą, paviršių valymą, daržovių, vaisių, mėsos plovimą, kad stabdytume mikrobų plitimą ir sumažintume jų patekimą apskritai ir sumažintume infekcijų riziką. Na ir pasirūpinkime, kad dienos racione tikrai netrūktų reikalingų nutrientų. Čia be abejo, norint visapusiško imuninės sistemos veiklos palaikymo, svarbu prijungti maisto papildų pagalbą. Nes jeigu mes neturime lėkštėj balanso, tai maisto papildai ir yra maisto papildai. Nes su maistu mes negauname to visko, ko reikia mūsų imuniniam ląstelėm. Ir tų maisto papildų nereikia bijoti. Dar labai iš senų laikų yra netinkamos etiketės maisto papildam priklijuotas, todėl čia labai reikia mums būti sąmoningiem ir atrinkti visą informaciją ir kur mes tą gauname. Ir dabar aš norėčiau pasidalinti tokiais mūsų produktais, mūsų sprendimais, kompleksiniais sprendimais, kaipgi mes galim sau padėti su tam papildų pagalba. Nes rudenį ir žiemą lengviau plinta tos kvėpavimo mūsų takų infekcijos. Jos, aišku, apsunkina visą mūsų imuninę sistemą. Ir mums negalima numoti ranką, jeigu mes jaučiamės pavargę, mieguisti, be jokios energijos, be nieko, apie ką aptariam. Ir svarbu labai vartoti tokius imuniteto korektorius, imuniteto stiprintojus, stimuliatorius. Tai pirmuoju numeriu, ko norėtųsi man pristatyti dabar, tai pristatyti šitą programą. Immunity Pack. 30 dienų jau sukomplektuota programa, kad nereikia galvoti, kaip čia ką, su kuo derinti. 5 produktai, kurie pastiprintų organizmo gynybinės galias, kurie suaktyvintų imunitetą ir pagreitintų mūsų tą visą sveikimo procesą. Sudėtyje, aš labai trumpai, sudėtyje yra 5 produktai, kurie pirmiausiai mineralinio kompozicija Coral Minus, tai yra kišeninis mūsų filtras iš reliktinių koralų nuo Japonijos krantų, kur keičia mūsų geriamo vandens struktūrą, kad vanduo pagal ją būtų artimas mūsų kūno ląstelėm. Ir taip lengviau ir greičiau būtų įsisavinamas. Be abejo, Coral Mine ne tik mineralizuoja, jisai ir lengvai šarmina, padeda išlaikyti rūgščių ir šarmų balansą, kam tai rūpi ir kas tikrai kenčia nuo kokių nors refliuksinių reikalų. Ir tai yra visų mūsų kompleksinių programų bazių bazė, Coral Minus. Toliau vitaminas C. Vitaminas C reikalingas pas mus imuninio atsako tokio susiformavimui, nes tai pažangi forma, tai ne ta paprastojo skorbų rūgštis. Ši forma išlaikoma virš 200% ilgiau negu įprasta skorbų rūgštis. Paprastai kalbant, tai reiškia, kad mes išgėrus nepaliksime jos tualete, o su kiekviena doze jinai ilgą laiką išliks mūsų organizme. Reiškia, tai yra prailginto poveikio imunokorektorius. Nes savo sudėtyje šitas mūsų vitaminas C, jisai turi riebalų rūgštis iš ryžių selenų, kur saugo būtent tą vitamino C nuo suardymo kažkokioj agresyvioj virškinamojo trakto terpėj ir todėl geriau pasisavina. Nes
kas turi su virškinimu kažkokių problemų, kartais žiūri ir labai stebi, kokios formos yra vitaminas C. Nes kažkam griaužia, kažkam, pojūčiai visai kitokie ir negalime, nes blogai daro virškinimo trakto gleivinį. O taip ir jisai ir nepraranda savo efektyvumo, šitą mūsų formą, ir jisai labai ramiai sureaguoja su rūgštimis virškinamajame trakte. Vitaminas C yra vitaminas D. Jisai irgi reguliuoja, ir jo nepamirštam, reguliuoja imuninę sistemą, širdies, kraujagyslių. Apskritai bendrai, ne tik žiemos metu mes turėtume jį vartoti arba rudens, bet ir vasarą. Bet svarbu atlikti tyrimus, nes mes tada žinosim, kiek mums reikia purkštukų daryti savo, kokį dozavimą. Nes mūsų rinkinyje esantis vitaminas D turi 2000 vienetų dozę. Tai jeigu mums trūksta, o mes vartosim tokią profilaktinę dozę, mes niekada nepakelsim. Bet jeigu mes padarysim, atliksim tyrimus, padarysim analizę ir pažiūrėsim, jeigu yra trūkumas, mes tada darom ekstra dozę, kuri didinama. Ir kai tada padarius praėjus mėnesiui ir atlikus pakartotiną tyrimą su vitaminu D ir mes galim pamatyti jau normą, tada jau galim vartoti profilaktinę. Nes jeigu jūs tiesiog vartosit profilaktinę, o jums jos mažai, jūs nepakelsit niekada. O tai būtina tam mūsų imuninių ląstelių, tų mūsų T ir B limfocitų stiprėjimui, aktyvinimui. O sudėtis puikiai. Vidutinės grandies trigliceridai ir iš 100% kokoso aliejus. Tai yra, nėra jokių priemaišų, nėra jokių palmių aliejus, ir kaip būna visur kitur. Ne visur kitur, kažkur kitur. Bet patenka tiesiai į kepenis. O ten, aišku, akimirksniu metabolizuojasi ir patenka į kitas mūsų kūno vietas ir taip mes gaunam energiją iš vitamino D. Ir taip mes pasisavinam lengviau dėl jo sudėties tokios. Ir dėl to nekaupia jisai organizmą. Tai yra, organizmas nekaupia kaip riebalų atsargų jo. Tai va šitas labai svarbus momentas. Toliau skruzdžių medžio žievė tai yra labai toks, kaip mes sakom, stebuklingas produktas. Nes jo sudėtyje yra ir vitaminas C, ir smulkintas mūsų koralas. Ir jisai toks homeopatinis antibiotikas. Antibiotikas, aišku, kabutėse. Bet jisai kovoja su virusais, bakterijoms tam tikrų metų, tam tikrų laikų, jeigu mes spėjam tą padaryti laiku. Nes jeigu mes žinom, kad pajutom tik tai tos pirmuosius peršalimo simptomus, mes negeriamgi po vieną kapsulę. Mes geriam kas 2-3 valandas, nes mūsų virusai dauginasi kas 2-3 valandas. Reiškia, mes neturime leisti daugintis tiem naujiems virusams, stipresniems virusams, kad greičiau paliktų mūsų kūną. Skruzdžių medžių žievė slopina virusų dauginimas. Todėl mes ir vartojam jau ekstra atveju tas 2-3 valandas. Čia yra, kalbam vis tiek, rinkiniai yra profilaktiškai. Tai mes kai kalbam apie profilaktiką. Na ir ryklių kepenų taukai. Trumpai irgi norisi pasakyti ir išskirti būtent tos 2 komponentus, dėl kurių aš labiausiai vertinu šitą produktą. Tai yra skvalenas ir alkigliceridai. Kas tai yra alkigliceridai, kuris ir taip sunkiai ištariamas galbūt žodis, bet tai yra šiaip unikalūs antioksidantai, kurie prasiskverbia į ląstelių vidų. O prasiskverbus mažina tas alerginės reakcijas. Padeda susiformuoti mūsų sveikoms jau tokiom stipriom imuniniam ląstelėm. Didina mūsų ląstelių atsparumą kažkokiom ligom, naujom, nenaujom. Greitina tų ląstelių tokį naikinimą, senų blogų ląstelių naikinimą. Ir greitina gerųjų ląstelių gamybą. Tai tie alkigliceridai, jie puikus tokie antioksidantai, kurių ne visur galima rasti sudėtyje. O skvalenas iš lotynų kalbos tai yra ryklys.
Tai vat ryklių kepenų taukai. Tai vat tas skvalenas ir stiprina tiek mūsų įgytą imunitetą, tiek mūsų įgimtą imunitetą. Šis tai irgi antioksidantas, bet jis padeda ląstelėms prisotinti deguonies. Jisai saugo mūsų virškinamąjį traktą, stiprina imuninę sistemą, vėlgi greitina mūsų jau nusilpusio organizmo tokį atsistatymą. Jį dažnai vadina pilkuoju auksu, nes būtent dėl tokios ryklių kepenų taukai ir vadinami, dėl tokios aukštos pakankamai koncentracijos savo sudėtinių dalių – skvalenų, agligliceridų ir omegos. Tai kaip gaminama mūsų šita produkcija ir ryklių kepenų taukai, tai galbūt jūs žinote, nežinote, bet jie kruopščiai patikrinami iš giliavandenių ryklių, gyvenančių prie Tasmanijos krantų. Nu, žodžiu, daug labai smagių istorijų galima prisiklausyti, kaip tai daroma, paaiškina mums per įvairius mokymus ir rykliai ir kažkokie kaip koralai su koralmainu nenukenčia. Tai vat įsivaizduokit, kad jeigu mūsų produkcija sertifikuota GMP standartu, tai reiškia, kad mūsų visa gamyba nuo A iki Z yra griežtai prižiūrima. Net kokie nors ten žalieji neprisikabintų, jeigu mes kalbėtume apie ryklius. Tai čia yra vienas iš tokių vertingiausių produktų šitame rinkinyje ir už ką aš labai džiaugiuosi ir tikrai dažnai naudoju. Dar vienas rinkinys, kuriam norisi skirti dėmesį, tai yra Cover Pack. Tai jisai buvo sukurtas prieš 3 metus, pakankamai naujai, bet būtent tada, kai atsirado tas naujasis mūsų virusas ir buvo labai sunkių komplikacijų. Tai būna sunkesnės ligos pasekmės. Tada buvo, kai žmonės atrodo jau persirgę, bet jautė vis tiek tą bendrą silpnumą, padidintą nerimą, kurie greitai vis tiek pavargdavo, kuriem sutriko miegas, sutriko apskritai darbo poilsio režimas. Daug buvo sutrikimų. Ir kam slinko plaukai, nagų būklė. Tai va, žodžiu, šitas rinkinys buvo būtent skirtas tam, kad atstatyti ir jau sustiprinti jau nusilpnintą imunitetą. Šis rinkinys padėtų po bet kokios persirgtos infekcijos. Ir greičiau jūs tada grįšite į pilnavertį gyvenimą. Tai čia vėlgi 30 dienų numatytas rinkinys, kuriame 7 produktai ir jau viskas, ir jums irgi nereikia galvoti, kaip su kuo ką derinti, kaip ką vartoti. Puikios instrukcijos, paprastos ir rinkinyje visi mineralai, vitaminai, fitonutrientai, aminorūgštys, probiotikai dera tarpusavį. Ir dera ir sinergiškai vienas kitą papildo. Tai pagerintų ir psichoemocinę pusiausvyrą, pagerintų nuotaiką, atkurtų sveiką žarnyno mikroflorą. Čia jau nesustosiu ties kiekvienu komponentu, kas ką daro, nes daugelis, vienur, pavyzdžiui, už toksinų šalinimą keli komponentai atsakingi, už sveiką žarnyno mikroflorą irgi keli nutrientai atsakingi. Tai lygiai taip pat mes ir galim palengvinti tą užmigimą, pagerinti miego kokybę, kas iš tikrųjų labai irgi dažnas atvejis. Kas nuolat keliasi arba sunkiai užmiega, tai čia pakankamai dažna problema. Na ir matant, kiek dabar, netgi šiuo metu aplinkui netikėtai susirgusių žmonių, norisi pasidalinti ir tokiais atskirais pavieniais produktais, kuriuos mes vartojam ir patys šeimoje, ir kolegos, ir jūs žinau, kad tikrai žinote šitą produktą ir galite drąsiai rekomenduoti, ir kad nežinote jo efektyvumo. Nes mokslininkas, kuris jį išrado, taip sakykime, jam prireikė 15 metų, kad surastų tą visų fitonutrientų suderinamumą tarpusavį. Ne tik suderinamumą, bet ir tam tikrą kiek ko reikia. Ir pavyzdžiui, fitovironė yra 21, ne žolė, ten daug tokių yra, 21, žodžiu, gerai, augalinis komponentas, koncentratas, kuris padėtų mums įveikti bet kokias sezoninės ligas, bet kokius sezoninius pavojus, kurie mus tykoja,
ir sustiprintų mūsų organizmo tas galias. Ir šitas produktas skatina interferono gamybą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši molekulė, jinai suteikia ląstelė atsparumą virusui. Ir tada atsiranda pas mus daugiau antikūnių ir tada mums padeda stiprinti vėlgi tą mūsų ir įgytą, ir įgimtą imunitetą. Be abejo, greitina atsistatymo procesus po ligos, tada rezultatai stulbinantys. Nes sumažina komplikacijų, nes po visų tų didžiųjų virusų dažniausiai komplikacijos buvogi su plaučiais, su kvėpavimo takais, kur jau net žmonės su aparatais net gulėdavo. Tai vat ištraukdavom ir iš tokių bėdų su šito produktu. Tai reiškia, mes neturime numoti ranką ir prisiminti ir atsiminti, kad toks produktas irgi yra pas mus. Dar vienas dėmesys krekenom, tai yra karvių priešpienis ir beta-gliukanai kartu. Neretai gaunam užklausą, kartais gydytojai galbūt arba kiti specialistai rekomenduoja vartoti beta-gliukanus. Ir tada gaunam užklausas, ar jūs turit beta-gliukanų? Taip, turim, štai kolostrumas. Kolostrumas, beta-gliukanai kartu su karvių priešpieniu. Kuom šitas produktas, kodėl jį myliu? Nes tai ne tik maitina imunitetą mūsų, ne tik palaiko, bet ir lavina. Jisai mokina. Jisai taip sustiprina mūsų imunitetą, tai yra mūsų tas baltųjų kraujo kūnelių aktyvumą, kad atpažįsta imunitetas kažką, įsimena tuos kažką, virusus, bakterijas, bet ką. Ir paskui jau mokina imuninės ląsteles, kaip su tom bakterijom, virusais kovoti. Ir tai paskui greit sunaikina netinkamus tos padarinius. Tai žodžiu, priešpienis naudingas ne tik ten naujagimiams, visiems. Ir be abejo, kaip ir visi imunokorektoriai, imunostimuliatoriai ir imunitetą stiprinantis, jisai paspartina atsistatymo procesus po ligos, jisai be abejo apsaugo ir atstato mūsų virškinamąjį traktą, bet svarbiausia, norisi atkreipti dėmesį, kalbant apie visus produktus, kompleksus, buteliukus, visų sveikatinančių ir organizmą valančių, imunitetą stiprinančių, visokiausių kitokiausių priemonių pagrindinis veikimo garantas yra sistemingas vartojimas. Tai yra vis tiek natūralūs augalinės kilmės sveikatai padedantis mūsų produktai veikia tik tada, kai jie vartojami pakankamai ilgą laiką. Ir mažiausiai reikia skaičiuoti, kad bent jau 2-3 mėnesius. Bet čia visur pasakyti. Ir čia ne naujiena. Ir pabaigai norėtųsi irgi parodyti tokius produktus kaip koloidinis sidabras, nes visgi dažniausiai peršalimų sukėlėjai yra rinovirusai. Ir pirmasis toks peršalimo simptomas yra sloga. Po poros dienų jau po slogos gali pasireikšti kitas kosulys, kitas negalavimas, perštėjimas gerklės ir panašiai. Tai va štai dabar jau, kai mes pirmą simptomą pajutom, jau mes pradėkim vartoti koloidinį sidabrą. Tai ne tik išorės priemonė. Nes tas koloidinis sidabras, kai prasiskerbia prie jūsų tų imuninių ląstelių, sidabro jonai, tie koloidinio sidabro jonai, čiagi mažos dalelytės, slopina būtent tų mikroorganizmų, blogų mikroorganizmų augimą, dauginimąsi ir taip suteikiant imuniniai sistemai tą palaikymą. Tai va su skruzdžių medžio žievė, tai mes kalbėjom, kad kas 2-3 valandas turim, kuris irgi užslopina virusų dauginimąsi. Taip ir su koloidiniu sidabru. Mes irgi kartu su paudarka turim gerti kas 2-3 valandas, kad nespėtų daugintis virusai ir bakterijos. Gėlis tai irgi labai dažnai naudojama ir mažina slogą, tepam nosytę iš vidaus, iš išorės, tepam rankas, ausis, kaip, ar prieš mokyklą, prieš darželį, ar iš mokyklos grįžus iš darželio, ar į darbą einant ir panašiai. Tai dar parašiau, kad padeda esant puslėliniai ar kitiem odos bėrimams, nes tikrai prieš kažkokį kremą pasitepus galima patepti ir silvergelių. Nes vėl visgi nėra jokių žinomų arba
kažkokias ligas, bet sukeliančių bakterijų, kurios išgyventų toj terpėj, kur yra koloidinio sidabro kiekis, bet koks. Ir pabaigai toks jums skanėstas. Šiandien tokį jums paruošiau vieną paprastą, bet tokį magišką receptą. Ir pavadinimas jo toks ne šiaip sau, nes prisimenam, kad Karlsonas mėgo uogienes, Karlsonas mėgo skraidyti, tad po šio kokteilio tikrai pakils kiekvienas iš lovos, kas ir jėgų neturės. Ir pirmiausiai pakils, aišku, jo imunitetas. Tai šitas kokteilis, jūs galite ir fotografuoti, ir kad savo atsiminti, tai yra ir profilaktikai, ir ekstra pagalbai. Nes žinome, kad darbe dabar irgi daug sloguojančių, daug sirguliuojančių, mokykloje darželį tas pats. Ir kai šeimoje, pavyzdžiui, tu dar laikaisi iš paskutiniųjų, o yra dar kitų sirguliuojančių, na, šitas kokteilis labai jums padėtų. Tai mes imam aviečių uogienės, Karlsonas mėgo uogienę, mėgo, tai pusę stiklinės. Tada eina saldymedžio šaknis. Kodėl reikalingos mums saldymedžio šaknis? Nes tai skatina limfos cirkuliaciją. Apie limfą irgi kalbėjom, kad jau limfa ir imunitetas eina šalia. Skatina limfos cirkuliaciją, skatina tą skysčių perteklinių toksinų šalinimą, lengvina tą sausą atsikosėjimą, padeda gamintis tam pačiam interferonui, tai yra tam ląstelių baltymui, kuris formuoja mūsų atsaką tokį virusui. Tai žodžiu, saldymedžio šaknų 2 kapsulės ir čia viską mes sumaišom. Toliau skruzdžių medžio žievė poldarka, artišokas, krekenas, jau šiandien kalbėjom, po 5 kapsulės kiekvieno. Ir taip profilaktiškai po 1 ar 2 arbatinius šaukštelius kiekvieną dieną, ryte vakare, čia jau profilaktika. Ekstra, jų galima ir dažniau. Taip pat galima ekstra atveju ir paimti H500 mūsų kapsulę antioksidantą labai stiprų įberti ir padaryti dar su koncentruotu koralmai. Koncentruotos koralmai tikriausiai jūs žinote, bet čia mes kai nuplėšiam koralmai pakelį, išberiam į stiklinę vandens, įpilam karšto, bet nevirinto vandens ir gurkšnuojam. Tai vat jeigu mes valgysim šaukštą uogienės su tais kitais gėriais ir, pavyzdžiui, dar užgersim koncentruotų koralmain ir H500, tai tada viskas labai paprasta, skanu, efektyvu ir organizmas pats jūsų padėkos ir pradės greičiau susidoroti su bet kokia infekcija. Tai vat kas gal ir bandė, galite patvirtinti, o kas nebandė, pabandykite ir pasidarykite tokią uogienę ir sveiką skanėstą savo ląstelėm. Ir apskritai nebijokime eksperimentuoti, nes kai kurie daro galbūt ir su kitom uogienėm, kas patinka, kai kurie su medumi, valgo sausai, kramto tiesiog tas kapsulės, bet su uogienė skaniau. Ir vaikam patinka, ir suaugusiam. Tai štai ir viskas. Tai ačiū Jums kiekvienam už dėmesį. Mano kontaktai, jeigu ką gerate, Jūs galite visą laiką ir parašyti ir paklausti kažkokių klausimų. O dabar galime ir padiskutuoti su Jumis klausimus. Tai ačiū labai.